Žiedinės hortenzijos strawberry blossom genėjimas. Šį 3 metų krūmelį gan gražų pirkau 3 metais sodinau. Tai vėlgi yra vėlesnė rūšis, kuri žydė vėlai ir kiek žinau, kad jeigu žemai kirsite, tai yra tikimybė, kad gali ir nespėti pražysti pas mus. Todėl, kas turi didesnius krūmus, tai žinokit, jeigu norite, kad jeigu pas jūs nežydė arba per vėlai žydė, tai tada reikia ją kirpti aukščiau. Tai yra ties 3-4 akučių pora. Tai jeigu mes skaičiuojam 1, 2, 3, 4, tai taip aukštai reikėtų kirpti. Kadangi šis mano krūmas yra dar mažas, aš noriu jam suformuoti stiprų karkasą, kad šakos būtų pagrindas stiprus ir nelinktų ir išlaikytų didelius žiedynus, nes aš labai mėgstu didelius, tai savo hortenzijas formuosiu taip, kad jų būtų mažai tų žiedynų, bet jie būtų storesni ir didesni. O kas mėgsta, kad būtų daug ir mažiau tų žiedynų, bet jų būtų daug ir jie būtų mažesni, tai yra ne mažiau žiedynų, jie būtų mažesni, tai galima tada kirpti aukščiau. Ir tada iš kiekvienos poros akučių turėsite ūgliukus, kurie žydės ir turės daug smulkių žiedų. Taigi, strawberry blossom, tai matau pirma akučių pora, ties ją ir ganėsiu. Tai dabar čia pirma akučių pora ir ties. Ir taip pat čia, irgi matot, labai plona šakelė, labai linksta, matau, va čia rūpėlį, tai ties jį ir turėti. Tai yra. Mūsų pirkutės. Tai, atrodo, ankstyvas, žemas, strawberry blossom genėjimas tam, kad formuotume stiprų karkasą, ar ne? Nes, pasižiūrėkit, pakankamai liaunas šakelės. Tai per šį sezoną jis sutvirtės. Šiaip jau krūmas bus gražus, nes iš kiekvienos poros akučių turėtų išleisti 2-3 ūgliukus. Tai pasižiūrėkite, jeigu mes čia jau turėsime 2. Šiaip strawberry blossom, kiek aš prisimenu, man atrodo, po 3 turi akutės. Tai pasižiūrėsime. 1, 2. Ne, 2. Tai skaičiuojam. 1, 2, iš čia 1, 2, tai iš viso bus 6 dideli irgi tokie gražūs stiepai, bet jau bus jau 6 šitų 3 pagaliukų ir jau bus gražus krūmas su dideliais žiedynais. Strawberry.